kaip tu pasirenki savo realybę pats arba pati. Ko aš turiu omeny? Dabar žiūrėk pavyzdys, ane? Tavi jeigu kažkas įskaudė psichologišką ir jeigu tu jautys bloga, nuliūsti, tau skauda, arba tu dėl kažko psichologišką pradėti kentėti, tai nėra ten tuo žmogaus kaltė. Tas žmogus ons gal net nežino, ko ons daro. Ons gyvena iš ego. Bet tu supranti, tu suvoki, kad ego tai nesi tu. Tu supranti, kad tu sąmoninga gyveni. Ir tu gali sąmoninga pasirinkti, kaip tu nori jaustis. Tai jeigu tau dabar kažkas pasakys, tu esi toks ir toks ir toks ir toks, tu negali to ir to ir to ir to. Viskas, tau teisė įks apšaukti piktų žvilgsnių, piktų veidų, piktų balsų. Ir jeigu tu pamatysi, kad tu jauti šitas ton įsižeidėjimą, viskas neegzistuoja, tu man pastebėk. Viskas, jeigu tu man pastebins nebeegzistuoja. Viskas, tas ir yra išlėkti ten, kur tu nori išlėkti. O kas yra? A tau patink skausmas ir negatyvs? Aš abejoju labai. Mums visiems patink pozityvs. Nėra žmogaus, aš abejoju, kad ir bent gal kas nors dabar iš ego pasakys, aišku, man tai patink negatyvs, aš tai ne pozityvs nebūsiu. Aišku, kad visiems patink pozityvs. Tai išlikiam pozityvio būseno, nesvarbu, kas mūsų gyvenime ateina. Nesvarbu, konkis žmogus pasakys, tu neturi teisės įsižeisti, nes tu gali pasirinkti. Tu gali pasirinkti tiesiog suprasti, kad tas žmogus nežino to, ko tu žina. Ir tiesiog mylėti, besąlygiškai, nesvarbu, ko jis tau pasakė. Nes jis tiesiog nesuvok. Ten iš ano ego viskas buvo. Ko jis tau pasakė, tai buvo grina iš ano ego. Ir tas ir kad jis nežinojo, ko jis daro. Bet tu žinai, ko tu darai. Ir tu žinai, kad tau kiekvienas veiksmas, ir tau kiekviena mintis, ir tau kiekvienas dalyks, ko tu pasirenki tam tavo realybę. Pradėk gyventi sąmoningą gyvenimą. Tas ir yra gyventi sąmoningą gyvenimą, pilnavertišką gyvenimą, nes tu pasirenki, kaip tu nori jaustis. Un kiek tas ir dalyks paprastas, bet tik žmonės mėgst viską apsunkinti. Paimk ir tiesiog nuspręsk, kad tai man realybė. Dabar man pasakė, aš toks ir toks esu. Ir aš sakau, ir gera. Ir aš neįsižeidau, aš šypsaus. Ir jeigu tau kažkoks žmogus pasakė, kad tu toks ir toks ir toks, ir tu įsižeidė, viskas. Bet tu pastebėjai, kas tas ir, tai yra pamoka tau, tai yra galimybė tau pastebėti ton ir pakeisti savi. Tas ir yra, neapsunkink visko, viskas ir belenkiek paprasta, jeigu tu nuspręsi, kad tau tas ir paprasta. Aš tai myliu, aš žinau, kad tu gali.